aš vis dar mąstau, ar čia tikrai labai dora motyvacija, bet įkvepia. Vakar buvau baseine, man paskirta reabilitacija ir ten tokia mankšta yra baseine. Ir aš buvau vienintelė jauna, nes žmonės virš 40 ir virš 50 laiko mane vaiku, aš jau pripratau, negaliu pykti, reikia dėkoti Dievui, kad taip gerai atrodau. Bet visgi aš nesu vaikas ir kartais norėčiau, kad su manim bendrautų vyresni žmonės kaip su suaugusiu žmogum. Bet galiu tik pasvajoti turbūt. Yra žmonių, kurie bendrauja pagarbiai ir nelaiko manęs kažkuo žemesne. Bet jeigu tai yra nepažįstamas žmogus ir jam yra 60, 70, 80 ar daugiau metų, tai galiu susilaukti labai įdomios patirties. Bet trumpai tariant, aš vakar įėjau į baseiną ir ten buvo 10 žmonių, visi seni. Ir dėl to aš susilaukiau daug dėmesio. Jie nusprendė, kad aš atėjau čia į mokamą paslaugą, nors iš tiesų aš dėl savo sveikatos situacijos gavau reabilitaciją. Žodžiu, aš suprantu, kad buvo labai keista, nes aš esu labai aukšta ir plona ir aš turiu tatuiruočių ir man pačiai buvo nejauku, nes ta prasme juokiamės su vienu broliu Kristuje, kad man gal reikia išstatuiruoti, tipo, aš gailiuosi, kad turiu tatuiruočių. Čia, žinot, juokas juokais, bet yra tokia idėja, nes aš supratau, kad ypač vyresni žmonės, jeigu jie pamato jauną žmogų su tatuiruotėm, tai jie iš karto nusprendžia, kad tipo, tau patinka tatuiruotės. Tai va, ir tada jie kitaip su tavim elgiasi. Kai aš būnu su rūbais ir nieks nemato mano tatuiruočių, su manim kalba vienaip, o jau kai pamato, kad yra tatuiruočių, tai kažkaip kitaip. Ir aš suprantu, ta prasme, jeigu aš būčiau vyresnė, man turbūt irgi atrodytų labai nenormaliai visi išstatuiravę žmonės, nes dabar tai tapo mada, pripažinkim. Ir tas tatuiruotės pasidariau iš kvailumo, nes negalima jokių ilgalaikių sprendimų daryti skubotai. Aš padariau. Kitas dalykas, vyresniems žmonėms paskelbti apie Jėzų yra labai sudėtinga. Nežinau, yra toks didžiulis pasipūtimas ir aš suprantu, vėlgi, ta prasme, jeigu man būtų 80 metų, aš turbūt jausčiausi, kad aš viską žinau, viską suprantu ir man nieko nereikia sakyti ir nieko manęs nereikia mokinti. Bet toks suvokimas kaip ir uždaro visus įmanomus kelius kažką naujo sužinoti. Kaip viena sesė Kristuje pasakė, man labai patiko, iki šiol įstrigo, kad, kaip aš galiu kažką sužinoti, jeigu aš jau viską žinau. Ta prasme, toks taškas požiūrio gyvenimo į pasaulį. Neįmanoma, visiškai tau neįmanoma tobulėti, jeigu tu jau viską žinai. Tai va. Mane labai glumina matyti save telefono ekrane. Aš pastebėjau, kad aš audio įrašus žymiai nuoširdesnius darau ir natūralesnius, o kai aš atsuku save į kamerą, tai sunkokai yra atsipalaiduoti. Žodžiu, tatuiruotės, seni žmonai, beje, kad jau prakalbam apie žmonas,
Tai va, perskaitykit tą knygą. Ten yra pradžioj skyrius, kad šita knyga yra ir susituokusiems, ir nesusituokusiems. Nes yra toks baisus, šlykštus, melagingas mitas, kad susituokti būtina, arba susituokti nebūtina, arba jeigu tu esi vienišas, tai kažkas su tavim negerai, arba jeigu esi susituokęs, tai tu jau turi būti laimingas. Nu, žodžiu, yra krūva mitų. Šita knyga yra paremta Dievo žodžiu. Aš dar jos ne visą dar perskaičiau. 5 puslapius perskaičiau. Iš 260. Ir jau jaučiu drąsą rekomenduoti. Gal kiek ir paskubėjau, gal kiek ir kvailokai, bet realiai, nu gerai, knygos pradžioje tiesiog yra parašyta, įvardina dalykus tokius, kokie jie yra, bet tiesiog, kai tu skaitai ir viskas yra įvardinta kažkaip, nu labai įdomu, žodžiu, perskaityti ir suprasti, kodėl pasaulyje tiek sumaišties ir netvarkos ir daug labai nesusipratimų išeina iš to, kad žmonės daro išvadas greitai apie kitus žmonės.